Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie skaičių aibės. Turime atsiminti keletą bazinių dalykų apie aibės. Pati paprasčiausia aibė vadinasi tuščioji aibė. Tuščioji aibė tai kaip kažkoks tai lapas, kuriame niekas neįrašyta. Tai yra niekas. Tai yra aibė, kurioje nėra skaičių. Įsivaizduokite kaip lapas, kuriame niekas nėra užrašyta. Baigtinė aibė tai yra aibė, kurioje yra konkretūs skaičiai. Pavyzdžiui, galime pasakyti, kad 8A yra 24 mokiniai. Vat 1, 2, 3, 4, 5 ir taip iki 24 ir viskas. Ir daugiau jų nėra. Reiškia, mes rašome nuo 1 iki 24 ir tai yra jūsų aibė, kuri priklauso, pavyzdžiui, tai klasėje 8A, o 8B yra 22. Ir viskas. Tai yra baigtinis sąrašas, jame daugiau nėra ir negali būti. Ir dar yra begalinė aibė. Begalinė aibė tai yra aibė, kuri nesibaigia, joje gali būti labai daug skaičių, mes pakalbėsime apie jas. Pavyzdžiui, mūsų aibė 5, 10, 15 ir taip toliau, tai greičiausiai matome, kad kartojasi tas pats principas, tai yra 5, po to plus 5, plus 5, plus 5 tas pats. Pavyzdžiui, pavaizduotoje aibėje matome 5, 10, 15, greičiausiai suprantate, kad toliau bus 20, 25, 30, 35 ir taip be galo. Todėl jos ir vadinasi begalinės. Taip pat kai kurios begalinės aibės gali turėti kažkokią tai formulę, kuria išreiškia tą begalinę aibę. Pavyzdžiui, šituo atveju mes matome, kad mūsų penketas dauginamas iš bet kokio natūralaus skaičiaus ir tiesiog eina seka 5 kart 1, 5, 5 kart 2, 10, 5 kart 3, 15 ir taip toliau. Taip galime išreikšti mūsų begalinės aibės, bet kartais jos ir neturi jokios formulės. Pavyzdžiui, jeigu mes norim sudaryti aibę iš lyginių skaičių arba kaip tik nelyginių skaičių. Viena iš temų, kurios bus aktualios mūsų pamokos metu, tai yra priklausomybė kažkuriai tai aibei. Pavyzdžiui, dabar turime surašytą baigtinę aibę 5, 10, 15, 3 skaičiai yra joje ir klausimas, ar 5 priklauso šitai aibei. Tai kadangi matome 5 toje aibėje, sakome taip priklauso ir tada naudojame ženklą, kuris reiškia priklausomybę. Tai va šitas ženklas reiškia priklausomybę. Ir pavyzdžiui, paimkime skaičių 3. Ar 3 priklauso? Ne, nepriklauso ir mes turime tą patį ženklą, tik užbrauktą. Reiškia, 3 nepriklauso A aibei. Ir aibės mes visą laiką rašome iš didžios raidės. Mūsų aibė A turi 5, 10, 15, bet neturi 3. Todėl 3 nepriklauso šitai aibei. Aibėse labai svarbu yra skliaustai. Skliaustai būna 3 tipų. Riestiniai, tai kaip matote mūsų A aibės aprašyme, mes matome, kad yra riestiniai skliaustai. Taip pat skliaustai gali būti apvalūs ir kampiniai. Tai dabar pabandykime išsiaiškinti, kuo jie skiriasi. Jeigu mes matome kampinį skliaustą, tai reiškia, kad tas skaičius, prie kurio yra tas skliaustas, įtraukiamas į mūsų aibę. Jeigu mes matome apvalų skliaustą, tai reiškia, kad tas skaičius nėra įtraukiamas į mūsų aibę. Reiškia iki jo, bet jis pats neįeina jau į tą aibę. Tai labai svarbu, mes tai labai dažnai naudosime gyvenime ir šiandien aš jums parodysiu keletą pavyzdžių, kada tai pasireiškia. Taigi pažiūrėkime į mūsų esamą pavyzdį. Pažvelkime į mūsų aibę A. Aibė A pasako, kad mūsų aibę sudaro x, o x gali būti bet kuris skaičius lygus penketui ir daugiau negu 5. Pradedant nuo 5, nes čia mes turime ženklą lygų penketui arba daugiau, kampinis skliaustas. Ir toliau mes einame į begalybę, nes mūsų x išreikštas kaip 5 arba bet kuris skaičius daugiau negu 5. Tai mes nežinome, kur ta pabaiga, todėl naudojame apvalų skliaustą. Na ir jeigu mes pažiūrėtume į B aibę, tai pamatytume, kad čia mes turime x mažiau negu -5 ir jau nebeįtraukiant tos -5, todėl naudosime, kadangi jau čia turime mažiau, bet neįtraukiant, todėl čia naudosime apvalų skliaustą. Taigi, įsidėmėkite, yra riestiniai skliaustai, kampiniai reiškia tas skaičius įeina į jūsų aibę ir apvalūs skliaustai, tai yra paprasti skliaustai, kurie reiškia, kad tas skaičius neįeina. Ir dabar mes pažiūrėsime keletą pavyzdžių. Įsivaizduokite, jūs esate Express Delivery kompanijos vadovas ir su jumis susisiekia Panevėžio įmonė Ecobite, kurie prekiauja telefonais, kompiuteriais ir jų kainas yra prieinamesnės negu didelių tinklų, nes jie parduoda kartais ir nenaują įrangą. Ir štai jie susisiekė su jumis, kad jūs vyktume keletą pristatymų ir jie pasiūlo jums tokius 4 variantus arba ABCD aibės. Jums reikia išsirinkti, kuris bus jums naudingesnis, nes jie galbūt kreipsis dėl kitų į kitas įmonės. Taigi pažiūrėkime, ką kiekviena iš šitų aibių gali reikšti jums. Aibė A reiškia, kad jums reikia pristatyti prekes iš Ecobite į Panevėžį ir Šiaulius. Į jokią kitą, tik į Panevėžį ir Šiaulius. Aibė B reiškia, kad jums reikia pristatyti į visus miestelius
nuo Panevėžio iki Kauno, bet neįvažiuojant nei į Panevėžį, nei į Kauną. Todėl skliausteliai mūsų yra apvalūs. C sąrašas reiškia, kad nuo Panevėžio, nes matote, kad kampiniai skliaustai, nuo Panevėžio iki Vilniaus, įskaitant ir Panevėžį, ir Vilnių. Reiškia, visose miestelėse reikia išvežioti prekes ir Panevėžys ir Vilnius įeina į tą sąrašą. Na ir paskutinis yra D variantas, tai yra nuo Panevėžio neįvažiuojant į Panevėžį, nes turime apvalius skliaustus ties Panevėžio ir iki begalybės. Reiškia, jūs pradedat nuo Panevėžio, į Panevėžį neįvažiuojat, tik pasiimat prekes iš įkabytės įmonės ir važiuojat be galo be krašto, išvežiojat tas prekes, kiek tik tai reikia tą dieną. Štai, jums reikia pasirinkti dabar variantą ir čia yra paprastas pavyzdys, kaip galėtų būti naudojamas aibės. Labai paprasta ir aišku, jeigu jūs geras vadybininkas ir Express Delivery yra jūsų mylima kompanija, tai jūs pasirinksite D variantą, nes tai reiškia, kad jūs turite labai daug užsakymų tą dieną, galėsite vežioti tiek, kiek jų yra, neapriboja nei savo maršrutą, nei kažkokiais atstumais. Pažiūrėkime vieną pratimą. Taigi, mūsų prašo surašyti aibę L, kurios reikšmė yra tokia 2n, kai n tai natūralusis skaičius. Taigi, mūsų n gali būti 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau. Mes rašykime tik tai iki 5. Taigi, jeigu n yra 1, tai reiškia mūsų aibė prasidės nuo skaičiaus 2. Nes 1 kartu yra 2. Jeigu mūsų n yra 2, tai mūsų skaičius bus 4. Jeigu 3, tai mūsų skaičius bus 6. Jeigu 4, tai 8. Jeigu 5, tai 10. Ir dedam daugtaškį, nes tai yra begalinė aibė. Taip galime tęsti. Ir uždarome. Taigi štai atrodo mūsų aibė. Labai panašus principas bus ir B variante, tik tai ten reikės dar atimti vienetą. Pabandykime išspręsti ir šią užduotį, kurio atveju aibė B, kurią sudaro visi natūraliai skaičiai, tai reiškia 1, 2, 3 natūraliai skaičiai, tai yra skaičiai, kuriuos mes naudojame gyvenime kažkam paskaičiuoti. Tai kurią sudaro visi natūraliai skaičiai mažesni už 5, užrašyta teisingai. Gerai, pirmą paaiškinkime. Mūsų skaičius, pavadinkime jį kokį nors M, yra natūralusis, tai reiškia jis bus didesnis negu 0 ir mažesnis už 5. Ok, dabar žinome jo ribas. Nuo 0 iki 5, neįtraukiant nei 0, nei 5. Kokie tai galėtų būti skaičiai? 1, 2, 3 ir 4. 5 jau nebeeina, todėl mes žiūrime, kurį iš šitų aibių atitinka mūsų variantą. Iš tiesų mes galime surašyti savo aibę ir tai būtų, kaip mes minėjom, 1, 2, 3, 4 ir uždaryti ją. Taigi matome, kad mūsų variantas atitinka C variantą. Tai va, šitas variantas yra taisyklingas ir mes suradome mūsų aibę. Aibė C sudaro visi šios nelygybės sprendiniai, ar priklauso aibė C duotas skaičius. Atsakymą parašykite vartodami simbolių priklauso arba nepriklauso. Visų pirma, aš perrašysiu mūsų nelygybę, kad galėčiau lengviau įdėti keletą skaičių. Paimkime -5. Jeigu būtų -5 plus 2, tai gautasi, kad mūsų atsakymas yra -3. Ar -3 yra lygus -3? Taip, reiškia, mes atitinkam čia šitai sąlygai, todėl surašome, kad -5 priklauso mūsų aibei C. Pažiūrėkime kitą skaičių. Pavyzdžiui, 6. Jeigu būtų 6 plus 2, matome, kad tai atitinka mūsų sąlygos, nes 6 plus 2 yra 8. Tai yra 8. Reiškia, galime užrašyti, kad 6 priklauso mūsų aibei. Na ir paimkime dar vieną skaičių, pavyzdžiui, kvadratinė šaknis iš 40. Čia įdomesnis skaičius. Kvadratinė šaknis iš 40. Pabandykime daugmaž apskaičiuoti, kiek yra kvadratinė šaknis iš 40 be kalkuliatoriaus. 6 × 6 būtų 36. Reiškia, jau mes esame prie mūsų skaičiaus 6, bet daugiau negu tiek. Tai 7 × 7 būtų 42. Tai reiškia, mūsų skaičius, kuris yra daugmaž, jeigu užrašyti jį taip, tai jis atrodytų va taip. Reiškia, jis yra daugiau negu 6, bet mažiau negu 7. Ir jeigu mes dabar rašytume šitą skaičių, dėtume prie jo 2 ir užduotumėm savo klausimą, ar tai atitinka va šitos nelygybės, pažiūrėkime. Jeigu, tarkime, kvadratinė šaknis iš 40, na, įsivaizduokime, kadangi tai daugiau negu 6 ir mažiau negu 7, tai galim užrašyti 6 kokį nors 5 dabar. Aklai šaudydami. Pridėtumėm plus 2, tai jau būtų daugiau negu 8, o mums taip netinka. Bet koks skaičius aukštesnis negu 6 čia, mums duota atsakymą daugiau negu 8 čia. Reiškia, mes jau nebetitiksim mūsų nelygybės. Reiškia, kvadratinė šaknis iš 40 nepriklauso
C aibei. Nepriklausomybė ženklas, tai reiškia priklausomybė užbraukta. Na ir spręskime dar vieną. Šitas gal šiek tiek sudėtingesnis, nes reikia atsiminti kai kurių dalykų. Užrašykite aibę A, išvardami jos elementus, jei aibę sudaro. Tai pabandykime iš karto ir užrašyti. Aibę A sudaro, prašo dabar pirmi 5 dviženkliai pirminiai skaičiai. Kas yra tie pirminiai skaičiai? Tai skaičiai, kurie dalinasi tik tai iš vieneto arba iš savęs. Na, labai paprastas pavyzdys 11. 11 nesidalina be likučio į nieką kitą, tik tai į vienetą ir 11. Kodėl mes pradedam nuo 11? Nes tai yra dviženklis skaičius. Galima būtų pradėti nuo 7 arba nuo 3, bet mūsų prašo dviženklio skaičiaus. Tai mes turime dviženklį pirminiai skaičiai, pirmas yra 11. Nes 10, pavyzdžiui, jau dalinasi iš 2, iš 5, iš 10, iš vieneto, o 11 dalinasi tik iš vieneto ir iš 11. Tai yra iš savęs ir iš vieneto. Tai yra mūsų pirminiai skaičiai. Antras toks skaičius bus 12 dalinasi iš 6, iš 2, iš 1, iš 12, reiškia netitinka, reiškia 13. 13 dalinasi tik tai iš 1 arba iš 13. Tai yra 13. Tada mes turime 14 dalinasi iš 2, iš 7, 15 iš 5, iš 3, 16 iš 8, iš 2, 17. 17 nesidalina, 17 dalinasi tik iš 1 į vienetą. Tada yra 18 dalinasi iš 9, iš 2, iš 1, iš 18 ir tada 19. Ir tada sekantis bus 20 dalinasi iš 5, iš 4, 21 dalinasi iš 7, iš 3, 22 dalinasi irgi iš daug skaičių, iš 11, 2, 23. 23 nesidalina. Čia mūsų aibė sudaryta iš pirmų 5 dviženklių pirminių skaičių. Na ir galite išspręsti kitus patys savarankiškai. Va, aš jums C dar parodysiu, nes tai gan įdomus dalykas. Visi skaitmenys, iš kurių sudarytas skaičius 5, 3, 7, 5. Iš kokius skaičius mes čia matome? 3, 5, 2 kartus kartojasi, bet jis tas pats skaičius. Ir 7. Tai mūsų aibė bus A aibė. Bus sudaryta iš šitų 3 skaičių. Tikiuosi jums tapo truputėlį aiškiau, kas yra aibės. Kaip jau minėjau, aibės mes naudojame realiam gyvenime. Taip pat labai dažnai sutiksite aibės, jeigu jūsų gyvenimas pajudės link programavimo, nes programavimo kalboje aibės yra labai svarbios. Šiandien mes kalbame apie matematiką, todėl skaičiai pas jūs dominuoja, bet gyvenime gali būti, kad aibėje bus ne tik skaičiai, bet ir daiktai, vardai ir taip toliau. Ir kitoje pamokoje mes truputėlį apžvelgsime, kaip galima praktiškai naudoti aibės. Taigi iki kitos pamokos ir nepamirškite, kad matematika turi būti be streso.